Esu labai gražiam bute. Jo kaina yra 250 000, bet yra su 3 balkonais, su 2 vonios kambariais, 4 kambariai. Bet noriu pasidalinti vieną klaidą, kurią kartais daro dažniausiai moteris, bet kartais ir vyrai tą padaro, nes labai kartais mėgstam pirkti emociškai nekilnojamą turtą ir atrodo, jeigu sąskaitoj turim ten tos 200 000, wow, žiūrim, kad turim labai gražus butas, žinoma, kaip gali nepatikti butas, kuris yra į jūrą, į baseiną, su dideliais balkonais. Ta klaida yra tokia, kad žmonės paima ir rezervuoja tą nekilnojamą turtą. Bet, kad tokį butą paskui reikės apstatyti ir dar įsigyti, tai skaičiuokit nuo sumos, pavyzdžiui, 200 000, jau reikia 5% vien mokėti visokių mokesčių, tai yra 3% nekilnojamo turto mokestis, plus ten apie 2% išeis notariniai visokie mokesčiai. Bet čia irgi nėra baisu. Baisiausia yra, žinot, ne tai sakau, kad kas turi pinigų, niekas nėra baisu, ne? Bet kartais, kai iš paskutinių pinigų perkat, jums reikia skaityti tą nekilnojamą turtą įsigyti su baldais. Tai yra, jeigu norėsit nuomoti ir patys gyventi, reikės baldų. Pavyzdžiui, pagal mūsų situaciją, žmogus taip ir padarė, pirko 3 kambarių butą, ten kainavo 117 kažkur tūkstančių eurų. Ir ką? Ir paskui žmogus paliko rankpinigius, o paskui, kai jau mes pradėjome bendrauti, kiek dar pasiskaičiuotų žmogus, nes kartais iš karto, žinot, visi slepia, kiek turi pinigų, bet paskui, kai mes pradėjome skaičiuoti už baldus, už tuos, žiūrim, kad žmogaus veidas keičiasi ir natūralu, kad problema žiūrima, ne? Tai gerai, kad dar žmogus išsipasakojo, kad va, turiu ten iki 130, daugiau ne, tai mes greitai priėmėm sprendimą, tai paskaičiavom, dėl ko žmogus perka, jam reikėjo tiesiog 5 vietų, jisai kažkaip paskaičiavo, kad ten, sakykime, 3 kambarių bute, tam bute normalu, ten 5 žmonės, jeigu gyvens, bet iš tikrųjų galima padaryti, kad ir 2 kambarių bute gali gyventi 5 žmonės. Pavyzdžiui, va, ir mes, kai žiūrėjot video, tikrai padarėm ir dabar va, gyvena šeima, 2 suaugę, 3 vaikai, vienam, sakykime, kambarį ir jokių problemų dėl to nėra. Tai mes kai padėliojame viską, tai nusipirkom jau būtų ne už 120, o už 100 000, bet viskam užteko pinigų. Tai linkiu, kad nepirkit nekilnojamo turto emociškai, ypač užsienį, tikrai išsiaiškinkit, tam ir yra planavimas finansų, taip, kad nepadarytum klaidos. Tai daugiau apie tas klaidas aš kalbėsiu Liepos mėnesį webinare, tai yra 12 žingsnių sistema, kaip reikėtų teisingai ypač investuotojams pasiruošti įsigyti nekilnojamą turtą, tuo pačiu galvoti apie jo pardavimą ir kaip teisingai viską susidėlioti. Tai anketą, registraciją, padarysiu tą webinarą nemokamai, tiesiog tik reikia būtinai registruotis. Registraciją rasite Facebook'e, užeikit Marius Jansonas arba Finansų ir kreditų valdymo asociacija Facebook'e, tikrai rasit nuorodą. Kas nori daugiau apie nekilnojamą turtą sužinoti, žiūrėkit www.atostogubūstas.lt. Ten jau sukėlėm visus nekilnojamus turtus, ten preliminariai galite pamatyti, kiek kainuoja tie apartamentai su baldais, nuomos kiek kainuoja, tai kam kas norėsit atvažiuoti atostogauti ar kažko daugiau, tai drąsiai skambinkit arba rašykit.